Nusileidus NKL sezono uždangai, metas patogiau atsilošti ir pasigrožėti 10 gražiausių sezono dėjimų. 10-tuką pradedame nuo Jonavos Petrochemos tandemo, Aurimo Urbono ir Vytauto Pikalavičiaus organizuoto Alei-upo. 9-oje vietoje Marijampolės Sūduvos Mantingos Krajūnas Ignas Labutis įrodo savo šuolio galimybes, blokuodamas varžovo metimą, bei greitą kontrataką užbaigdamas galingų dėjimų į Šakių Zanavyko krepšį. NKL finalo ketverto metu dėjimų konkurse triumfavęs Šarūnas Beniušis šiame 10-tuke įsitaiso 8-oje vietoje už puikiai išnaudotą Pauliaus Belevičiaus perdavimą bei sėkmingai atliktą derinį žemė-oras. Jaunųjų žalgiriečių bombonešis Martynas Echodas savo sunkiąją puolimo artileriją pademonstruoja 7-oje vietoje, sugrūsdamas kamuolį viena ranka į Kauno Jazz diremtos komandos krepšį. 6-oje pozicijoje Joniškio delikateso dėjimų meistras Žilvinas Petraitis. Šoklus Žilvinas be vargo atima kamuolį iš jaunųjų žalgiriečių ir pabėgęs į greitąjį puolimą parašo scenarijų filmui ir baltieji moka šokinėti. Naudingiausias reguliariojo sezono NKL krepšininkas Antanas Udras puikuojasi 5-oje šio 10-tuko vietoje. Įveikęs Klaipėdos Naftos Unija Ekvaservis žaidėjų gynybą, Udras Perlo Emerus ir Galius pamalonina dėjimu nugarą į varžovų krepšį. Finalo ketverto dalyviai Palangos krepšininkai sutinkami 4-oje vietoje. Dar vieno greitoje atakoje atlikto Alei-upo užbaigimo laurai šį kartą atitenka galingajam milžinui Adomui Drungilui. 3-oji vieta dar vienam jaunų žalgiriečių atstovui Martynui Varnui. Savo skrajojančią prigimtį krepšininkas įrodo išsilaikęs ore greitos atakos metu tiek, jog sėkmingai išvengtų varžovų gynybos. Vieną įspūdingiausių sezono dėjimų antroje vietoje demonstruoja jau buvęs Raseinių Rasų krepšininkas Karolis Guščikas. Aštuntfinalio serijos metu rungtynėse Šakiuose įsibėgėjusio Guščiko nesustabdė net Zanavyko milžinas Tomas Urbonas. Gražiausią sezono epizodą išrinkti nebuvo sunku, žinant Perlo Emerų komandos antžmogį Rytį Pipirą. Du jo beveik identiški dėjimai per varžovų galvas tapo tikra sezono puošmena bei baigiamuoju šio 10-tuko akcentu. Pasigrožėkite.